Sveiki visi, šiandien gaminsim puikų troškinį su pupelėmis, brokoliu ir rūkyta šoninė. Taip pat dar reikės sūrio, česnako, sviesto, svogūno, pipirų, druskos. Jeigu reiks, dar krakmolo, jeigu norite, kad būtų tirščiau. Tai pirmiausia, susipjaustom šoninę. Susipjaustom nedideliais kubeliais. Maždaug tokiais. Šoninė šalto rūkymo turi būti, bus visai kitas skonis, negu paprastai nerūkyta. Rūkyta mėsa duos labai gerą skonį. Susipjaustom smulkiai. Dabar dar susipjaustum svogūną, taip pat kubeliais. Dar reikės sultinio daržovių. Užpyliau su 200 litrų vandens, taip pat grietinės. Visas receptas, kaip visada, bus apačioje video. Jeigu nerandat, paspaudžiate apačioje video žodelį daugiau ir atsidaro visas receptas. Labai paprastai. Taip pat susismulkinam česnaką. Česnako gali dėti ir mažiau, jeigu kas labai nemėgstat. Česnakas labai sveika, ypač žiemą. Tarp kitko, valgant česnaką galima ir sukusti, kam aktualu. Labai daug turi gerų visokių medžiagų. Dabar kuriam ugnį ir pakepam šoninę. Pakrypo labai skaniai. Šoninė apskrudo. Dedam ją į lėkštę. Čia dedam sviestą. Apkepam svogūnus. Po truputį suminkštės.
Svogūnai pakepė porą minučių. Dabar čia dedam česnaką. Kvapai tiesiog nuostabūs virtuvėje. Taip pat apkepam kažkur 1 minutę. Pamaišant ant didelės ugnies, jeigu kepat. Labai reikia maišyti pastoviai. Taip pat apkepam čia brokolį. Kelias minutės. Na štai, viskas apkepė. Dabar čia dedam puodą, pilam sultinį, daržovių. Ir čia dedam mūsų kepinį. Galima viską padaryti vienoj keptuvai, bet pas mane šį kartą mažesnė keptuvė, taip kad aš dedu į puodą. Puodė paskui patogiau ir laikyti kažkur, jeigu šaldytuvą ar kur padėti. Štai taip, viską išgrandom. Pilam čia pupelės. Pupelės reikia nupilti visą skystį nuo pupelių. Taip pat šoninė. Odo turinys gaunasi labai tirštas. Dapilu dar vandens. Dar 200, tai iš viso 400. Apipėrinam. Viską gerai išmaišom. Paragaujam, ar užtenka druskos, nes sultinys, jeigu sūdytas, tai gali būti per daug. Būtinai ragaujam iš pradžių. Man vos reikia. Dedam čia dar grietinę. Maišom. Ir dabar laukiam, kol užvirs. Paragaujam dar kartą. Ir patroškinam kokį 5 minutės. Jeigu norit, kad būtų tirščiau, į krakmolą įpilam 2 šaukštus vandens. Tai kukurūzų krakmolo geriau. Galima ir bulvių, bet kukurūzų yra daug skanesnis. Daug geriau tinka maisto gamybai. Kepiniams labai gerai. Ir taip išmaišom. Penkių minučių. Pilam krakmolą. Po truputį maišant. Dabar turėtų sutirštėti. Paragaujam dar skonį.
Viskas puiku. Pilam sūrį. Patroškinam dar porą minučių ir patiekalas bus paruoštas. Štai kokios grožybės ir skonybės. Troškinys paruoštas. Labai greitai ir atrodo labai skaniai. Paragaujam. Labai švelnu. Labai tinka šoninė pupelės. Vienu žodžiu viskas labai dera. Jeigu trūksta sotumo, tai dar galima paimti duonos. Skonis tiesiog pasaka. Taip kad troškinkit, ragaukit, sėkmės ir skanaus.